Tai labas. Ką mes dabar darysim? Kokios mes įdegusios? Vėl maudysimės. Ne, mes žiūrim, mamytę. Per teliką. Dar nematė Amanda. Tipo, Aš tai mačiau iš tikrųjų. čia tavęs nėra. Palauk, va. O. Dirbu manikiūro meistrė, bet turiu dar vieną labai nuostabią veiklą atradusi visai neseniai. Tai kuriu drabužius, juos neriu savo rankomis. Nepėtėsi savo apsinertais rūbeliais. Todėl, kad jie ganėtinai atviri, čia labai matomačiau. Čia, žinokit, tikrai ne minusą. O kodėl jisai vadinasi bailė? Tragedija tekstas. Kodėl Aš čia taip jaudinausi. Kaip aš džiaugiausi, kad baigęs tekstas. Tai šu, kad netiesa. Televizijoje apskritai jos rūbelių reikėtų, kurių Say something. Stringiniai. Taip, strigidėjau, Amanda. Žiauriai jaudinausi. Ai, visi stringiniai. Tai gali būti, kad tu ir laimėjai. Kad aš laimėsiu, aš nelaimėjau, net neperėjau. Manęs neišrinko. Taip tave išmetė, tipo, Išmetė. tipo, Taip. išstumė. Eik, sako, kaip mes nudegėm, ta prasme, žiauriai. Bet šiandien važiuojam į Šiaulius. Amanda nevažiuoja. O aš važiuoju į Šiaulius. Aš čia pasakysiu. Kodėl aš važiuoju į Šiaulius, pas ką aš važiuoju į Šiaulius ir ką aš vežuosi ten. Tai keliaujam su manim. Nelabiausiai prekinės išvaizdos, bet nieko tokio. Šiandien pasipuošiau savo nertų topu į Šiaulius. Tai labai nekantrauju parodyti, ką mes čia sugalvojam, ką sukūrėm su dar vienu kūrėju. Pamatysit ir jį šitame video ir tos produktus, kuriuos sukūrėm. Tai idėja čia yra labiau jo, vizualas jo, mano tik yra išpildymas iš tos tokios techninės pusės. O čia toks mūsų jungtinis bus darbas, kolabas, kurio labai džiaugiamės ir labai tikimės, kad ir jums patiks. Ir vaikinai mano važiuoja į, kur ten? Į driftą, nes kaip tik Šiauliuose vyksta driftas, tai mes pasiplanavom taip kelionę, kad galėčiau ir aš savo reikalus sutvarkyti, ir jie savo pramogas išpildyti. Nes vyrui paskutinė atostogų diena, o šitos atostogos buvo, wow, tokios emociškai sunkios. Galbūt vėliau papasakosiu, kaip ten kas, bet, žodžiu, iš vis toks keistas labai etapas gyvenime. Labai daug galvoju perversmų ir, manau, su jais irgi supažindinsiu. Bet kol kas apie gerus dalykus, apie smagius dalykus ir apie naujus dalykus. Susitikim su tuo žmogeliuku, apie kurį dabar pasakoju, ir apžvelgsim mūsų naują produktą. Žodžiu, sveiki dar kartelį. Esu jau Šiauliuose ir mūsų produktui šiek tiek iškilo nesklandumų. Tuoj parodysiu ir papasakosiu. Čia turim susidėję viską ant stalo gražiai ir jau viską dėjom kaip ir fotografuoti, bet, tačiau mes iš 3 skirtingų miestų, aš iš Klaipėdos, Eitvydas yra iš Šiaulių ir mūsų maišelius siuvo, man atrodo, iš Vilniaus mergina. Tai taip, šiek tiek klaidelių pasitaiko, tai čia, manau, yra normalu. Tai per didelius maišelius turim dabar. Šiek tiek išsikiša, tai greičiausiai vieną turim pavyzdinį, jisai geras, idealus, pagal kurį aš ir nėriau viską, o likusius, kuriuos siuvo mergina, padarė truputėlį per aukštus ir mums išlenda iš maišelio. Tai dabar greičiausiai su Eitvydu tiesiog fotkinsim po vieną su senuoju maišeliu, kuris buvo pavyzdinis. Tai bent jau tiek susifotkinsim ir tada lauksim, kol pataisys mūsų maišelius. Nedidelė klaida, galim džiaugtis jau aiškėjančių produktų. Tai žodžiu, labai bus įdomus kūrinėliai.
tokių spalvų visokių. Čia bus karabinas, pagrindinė detalė, į kurią akcentuojamės. Ir maišeliai dedasi į vidų, kurie yra per aukšti. Pareina mano kolega su stovu. Bet nesklandumų visada turi būti, ne? Taip, darbuojamės toliau. Asmeniškai šitas arba šitas, žinok, šitas man toks basic. Nes jis buvo per paprastas. Nu tikrai. Jau šitas patinka pas. Nu kaip tau? Nežinau. Tu matei, kai kurių nebuvo, ten tik keli vienetai buvo likę, paskui žinai. Šito. Nu, pradedi pirkti su vienu ir tada. Balsuokite, komentaruose palikite. Instagram'e prabalsuokit variantą. 1, 2 ar 3. Man tie su suktukais labiau tokie. Šitas? Aha, abu. Jeigu reiktų vieną rinktis, tai gal tas ant mėlyno, kur yra. Stiliaiga. Nu tikrai labai gražiai, dabar tai iš vis tą mėlyną prie marškinių kaip gerai atrodo. Ką mes dar turim? Tokias spalvytės. Tai kokią mes išvadą prieinam? Kad liekam prie šito, ane? Super. Dabar mane aprengs. Pažiūrėsim, ką čia man atneš. Atnešu už 360 €. Šitą nedėk, bet šitą dar galvoju kažkaip. Iš karto galvojau apie šitą. Kad turim parodžių, kad tokie du skirtingi. Ok. Žinai, aš tavim labiau pasitikiu negu savim dėl vizualo, tai vis tiek mano veido nesimatys, ne? Tai dabar. Gerai, kur čia persirengimo kabina? Einu. Galvoju, ar nebus, kad nusipirksiu dar čia? A ten įjungta? Jo. A, gerai. Ranką patrauk ant to. Jas po. A jau nori pirkti? Žinau, kad norėsi. 5 €. Aš galvojau, kad šitas labai stilius to tašiuko labai reikalaus kažkokio specifinio stiliaus, kažkokio urban aprangos, pavyzdžiui. Bet čia visai nereikia to. Šiaip žiūri, cute. Aš su tavim šneku. Su tavim dabar šneku. Labai gražiai. Labai. Žodžiu, prisifotkinom, bus dabar kontento. Viskas. Persirengiau. Atvarėm į Šiaulių areną, tenais vyksta kažkoks drifto renginys, mano vaikinai tenais manęs laukia. Tai labai gerai, kad turėjo ką veikti, kol aš tvarkiau savo reikalus. Dabar varau pas juos, irgi pažiūrėsim driftą ir lėksim atgal į Klaipėdą. Hello, esu truputį po miegelio. Pamiegojau truputį, gal ir makiažas nubėgo, bet žodžiu žiūriu, kad čia labai gražiai dabar šviečia apšvietimas ir noriu pasimatuoti šitą raudoną suknelę, kurią iš tikrųjų neriu antrą kartą. Visą buvo 2/3 buvau išardžius, nes tiesiog neberadau siūlų. Padariau per platų sijoną ir turėjau siaurinti, tai žodžiu, bet pažiūrėkim dabar, kaip atrodo, nesimatavau. Čia yra ne man suknelė,
viena iš mano ištikimiausių klienčių, kuri turi jau ne vieną mano rūbą. Tai man per krūtinę šiek tiek didoka, bet nepaisant to, šiaip mūsų ganėtinai panašios figūros, tai labai tikiuosi, kad atrodys padoriai ir gražiai. Ir žiūrėsim, kiek čia man dar trūksta. Varom. Ta prasme. Nu, tikrai labai gražu. Taip, man tai labai patinka. Tik trūksta gal dar ilgio, nes turbūt nelabai dengia mano bulkytės. Ir aišku, nekreipkim dėmesio, kad aš su liemenėlė. Šiaip krūtinė truputėlį didesnė yra merginos, tai man šiek tiek yra didoka, bet sijono, manau, dar kokias 3-4 eilės reikia. Noriu daryti su raišteliu, kadangi nugara atvira yra, jinai gali šiek tiek būti nepatogi, va ties čia. Tai kad visiškai maks būtų patogu, aš noriu padaryti viską idealiai. O šitą suknelę buvau iki čia va išardžius, buvau nunėrus maždaug tiek ir išardžius. Bet sijonas buvo daug platesnis. Ir kadangi nebegavau niekur siūlų, tai turėjau priimti tokį sprendimą. Kol kas apie šitą suknelę tiek. Manau, ją šiandien pabaigsiu. Susitiksim rytoj. Dar truputėlį papasakosiu apie mūsų su Eitvydu bendrą darbą ir tas vlogas eis į pabaigą. Šį kartą toks labiau miksas čia gavosi ir tokių užkulisių ir kažkokio tai galutinio varianto. Šitą suknelę jau, kaip ir minėjau, labai seniai pradėjau daryti, tai, nes be galo daug trikdžių buvo, nemažai klaidų padaryta, bet tuo pačiu dabar viskas taip idealiai gavosi, kad esu labai patenkinta ir manau, mano klientė irgi liks patenkinta, nors ir turėjo truputėlį ilgiau palaukti negu įprastai. Taip gerai numigau, dabar esu geros nuotaikos, sakau, reikia pasirodyti, pafilmuoti ir rytoj laukti gerų orų. Tai va toks tas mano vlogas šį kartą. Labai smagu, kad atrandu bendraminčių šitoj veikloj. Ir taip gimsta vis kažkas naujo. Tikiuosi buvo įdomu žiūrėti, nes aš jūsų labai pasilgau. Birželis buvo ganėtinai sudėtingas, toksai mėnesis emociškai. Turėjom tokių nemalonių situacijų, tiksliau pergyventa. Šeimoje šiek tiek tokio streso buvo. Bet dabar viskas jau stojasi į vėžes, todėl vis labiau grįžtu į savo tą tokią rutiną. Žinau, tas pergyvenimas, jisai vis tiek irgi duoda savo ir galvoji visai ne hobiai ir ne tu pati. Reikia galvoti ir apie kitus žmonės. Tai vad gerai, kad nepaėmiau užsakymų, nes jau nuo kažkur gegužės vidurio jų nebepriėmiau ir sakiau, gal birželio pabaigoje priimsiu, bet iš tiesų nusprendžiau nepriimti, o pasinerti į savo visiškai vėl kūrybą ir tada tik pardavinėti, tada tik nuomoti galbūt, vis netmetu minties apie savo nėrinių nuomonės, matau, kad moteris labai mėgsta su jais fotografuotis, išsivežti juos atostogoms ir manau bus prieinama tokia galimybė. Šį kartą baigiu jau savo vlogelį, dar kartą labai ačiū, kas žiūrėjo, visada laukiu komentarų, visada laukiu naujų prenumeratorių ir tikiuosi čia nesustosim ir dar kursim labai daug gražių kūrinių. Bye!